karalystė bus sunaikinta ir namai griaus ant namų. Jeigu iš šitonas atsidarys, tai išvysiu Kristų karalystę. Ir laisvavo mane iškėlė Dievo mūsų Egzekumo pagalba. Jeigu jau aš išvarau juos su Egzekumo pagalba, tai su kieno pagalba išvaro jūsų sekėjai. Todėl jie bus jūsų teisėjai. Bet jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Kai apsiginklavęs kariūnas seka savo sodybos, sodybą, tada jo turtas apsaugotas. Bet jei užpuls stipresnis ir jį nugalės, tai atims jo ginklus, kuriais tas pasitikėjo, ir išdalys broliui. Kas ne su manimi, tas prieš mane. Ir kas nerenka su manimi, tas pats. Negeroji dvasia išėjus iš žmogaus, klaidžioja be vandenėse vietose, ieškodama poilsio. Neradusi, jis sako savo: grįšiu į savo namus, iš kurių išėjau. Sugrįžusi, randa juos išklotus ir išpuoštus. Tada eina, pasiima kitas 7 dvasias, dar 5 už save, ir įėjusius jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui dariusi daugiau, ten dirba. Tai viešpaties žodis. Kas esu manimi, kas prieš mane. Šie Jėzaus žodžiai verčia stabtelti ir rimtai susimąstyti. Arba žmogus stovi Dievo karalystės pusėje, arba leidžia blogai veikti jo gyvenime. Kai tik atitolstame nuo Jėzaus, blogis nedelsdamas įsiveržia į mūsų kasdienybę. Dažnai norime būti su Jėzumi, bet savaip, patogiai. Taip, kaip mums lengviau, taip, kaip mums yra paprasčiau. Taip darė ir Petras, kai bandė atkalbėti Jėzų nuo kančios kelio. Ir Jėzus tada ištarė: eik šalia iš šito. Arba jeigu būtų stok už manęs, sugrįžk į savo vietą. Tai yra taip pat kvietimas ir mums. Ne pirmauti, ne vadovauti Dievui, bet sekti, visų pirma, sekti juo. Kartais mes apgauname save. Manome, kad esame tikrai tikintis, labai artimi Jėzui, bet iš tiesų gyvename taip, kad mums būtų patogu, o ne kad Dievo valia būtų išpildyta. Parapijose būna įvairiausios grupelės, parapijos susirinkimai, kartais maldos grupelės, valdymo grupelės, kurios, kaip taisyklė, būna po šventų mišių. Ir savo praktikai, kai dar buvau klierikas ir esu kilęs iš Trakų parapijos, rinkdavausi po mišių į Alfa grupelės, Alfa kursą. Buvo žymiai daugiau žmonių negu buvo mišiuose. Žinot, arbatėlės, krašto žmonės, visada yra daugiau, negu būti mišiuose, eiti iš bažnyčios. Vietoj to, kad mes netaikydami savo gyvenimą sektume Kristumi, mes tai taikydame